Naudingų gyvų organizmų genofondas yra ypatingas Lietuvos nacionalinis turtas, kuris svarbu išsaugoti būsimoms kartoms. Miško genetiniai ištekliai laikomi vienais iš svarbiausių biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvarios miškininkystės komponentų. Miško genetiniams ištekliams tenka esminis vaidmuo užtikrinant miško ekosistemų tvarumą, miškų našumą bei kokybę. Todėl vienas iš pagrindinių valstybinės miškų tarnybos tikslų yra užtikrinti miško medžių rūšių genetinės įvairovės išsaugojimą ir atsparių, kokybiškų bei produktyvių miškų atkūrimą ir įveisimą. Šiam tikslui pasiekti yra įkurti ir įveisti sėklinės miško bazės objektai. Vieni iš jų yra genetiniai draustiniai, kurių paskirtis saugoti ilgą laiką genetiškai vertingas miško medžių populiacijas. Sėkloms ruošti atrenkami ir įsteigiami sėkliniai medynai. Tai produktyvūs ir geros kokybės medynai, kurių savybės perdedamos ir medelynuose užauginamiems sodmenims. Taip pat atrinkta apie 2500 rinktinių ir elitinių medžių, kurie skirti ne tik genetiniai įvairoviai saugoti, bet ir miško medžių selekcijai vykdyti. Šių medžių apsaugai užtikrinti, bei siekiant panaudoti selekcinių požiūrių vertingų sėklų ruošai, rinktiniai ir elitiniai medžiai yra dauginami vegetatyviniu būdu ir įveisiami miško medžių klonų rinkiniai bei sėklinės plantacijos. Lietuvos genetinių miško medžių išteklių objektai iš viso užima apie 6300 hektarų. Daliai šių objektų, kaip ir kitų augalų rūšių, suteiktas augalų nacionalinių genetinių išteklių statusas. Geriausius Lietuvos augalų sėklų pavyzdžius 2022 metais Lietuva perdavė neribotą laiką saugoti į pasaulinę sėklų saugyklą Global Seed Vault esančią Norvegijai priklausančiame Svalbardo salyne. Saugoti perduotos 123 augalų veislių sėklos, kurios yra svarbios Lietuvos genetinių išteklių fondui.